Ačiū posėdžio pirmininkė. Mano klausimas skirtas Žemės ūkio ministrui. Dar kadencijos pradžioje kilo tokios aršios diskusijos dėl kainų reguliavimo ir aš tikrai džiaugiuosi, kad vyriausybė įsteigė maisto tarybą. Ir dabar bendraujant su gyventojais tiesiog klausia, kaip vyksta darbas, ar yra kažkokių pokyčių, ar numatomi kažkokie pokyčiai šitą linkme ir kaip galėtumėt pakomentuoti, kaip jums sekasi šitoj srity. Ačiū už klausimą. Įvyko 2 maisto tarybos posėdžiai. Vienas labiau dalykinis, techninis dėl darbo reglamento patvirtinimo. Kitame posėdėje jau perėmė prie konkrečių produktų analizės ir atlikom mėsos, pieno ir kruopų, konkrečiai grikių maisto šitų produktų, reiškia grandinės, tarp grandinės dalių pasiskirstimo kainoje analizę ir akivaizdu, kad galim daryti išvadą, pavyzdžiui, dėl pieno, tai didžiausią dalį pasiima vis tik prekybininkai. Ir kol kas pagal tą informaciją, kurią jie atsiuntė, kodėl yra jų tokios sąnaudos, tokia kainos dalis, jie pagrįsti negali. Įrankių kol kas neturime labai daug, bet esame pasiruošę veiksmų planą. Yra ir keletas teisinių priemonių, kuriomis galėtume bandyti siekti sąžiningos kainos vartotojui ir sąžiningo pasiskirstimo tarp grandinės dalių. Bet to apie tai kalbama ir Europoje. Yra ir gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Airijos pavyzdys, Ispanijos pavyzdys ir nesenai kažką panašaus padarė ir mūsų kaimynai Latviai. Analizuojam jų patirtį, jų pavyzdį. Na ir maisto taryba renkasi kas 3 mėnesius. Nereikia tikėtis, kad rezultatai būtų greiti, kadangi pripažinkim, kad 30 metų ir daugiau to niekas net nedarė. Mes bandome tą daryti. Turime planą, turime keletą įrankių ir aš tikiuosi, kad bent jau su kai kuriais maisto produktais mes pasieksim vienokį ar kitokį rezultatą.